Reporteriai Vokietijoje pristato. Vasario 23 dieną Vokietijos lietuvių bendruomenės Renhofo pilyje Hüttenfelde vyko vasario 16-osios šventinis minėjimas. Šventę savo oficialiu vizitu pagerbė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Ir vėl prisimenam istoriją, kur yra bendra istorija, mūsų sąlytis yra tiesiog fizinis mūsų šalių ir tiesą sakant labai simboliška, kad galėjom eksponuoti nepriklausomybės priimo aktą, originalą, kurį rado mūsų mokslininkai vokiečių diplomatiniam archyve. Dar kartą priminė, kad tai pirmoji šalis, kuri pripažino mūsų nepriklausomybę. Tai šalis, kurioje pirmoji lietuviška knyga buvo išleista. Tai viskas susijęs su mūsų istorija, susijęs su Vokietija. Hüttenfeldas yra ne tik tai vieta, čia jau tampa kaip ir legenda, visi kažkas tai įsivaizduoja kaip tokią savoką, neatsiejama nuo lietuvybės, nuo mūsų tradicijų, nuo Lietuvos, jokių būdų neatsiejama taip pat. Tai labai tikime, kad bendrom jėgom išsaugosim visą tą lopšį, tokį mūsų kultūrinį, įtvirtinsim, nepaisant visko, privalome tai padaryti. Tai yra tiesiog mūsų užduotis. Norėtųsi vėl kažkokių simbolių. Turiu tokį pasiūlymą, neaptariau dar su ambasadorium, bet gal irgi prisidėtų, gal jūs visi. Čia tas parkas toks labai patraukliai atrodo. Jeigu pasodinti 101 žaliuką, tai pradėtų kitą šimtmetį, kitą gyvenimą, gal labiau tvirtinti ir pririštų šitą visą objektą dar labiau prie mūsų bendros istorijos, gal pamėginkim tą padaryti, vis tiek gražu būtų. Šventėje taip pat dalyvavo Europos parlamento narys Michael Galler, Seimo narys Žygimantas Paviljonis, ambasadorius Vokietijoje Darius Jonas Semaška, užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas, Heseno žemės garbės konsulė Gabrielė Gylytė Hain, Bergštrasės apskrities tarybos narys Christian Engelhardt, Lampertaimo miesto meras Gottfried Stürmer, baronas profesorius Wolfgang von Stettin, diplomatė, skyriaus dvišaliams santykiams su Europos šalimis Jolanta Balčiūnienė, Kauno miesto Jablonskio gimnazijos direktorė Danguolė Miškinienė, kiti garbingi svečiai. Man didelė garbė šiandieną yra stovėti čia ir švęsti Lietuvos nepriklausomybės šventę. Kauno Jono Jablonskio gimnazija išsikėlė savo ambicingą uždavinį – užtikrinti kokybišką tarptautinius standartus atitinkantį išsilavinimą iš emigracijos sugrįžtantiems lietuvių mokiniams, taip pat užsienio piliečiams, kurie planuoja dirbti Lietuvoje. Ir tai ir nėra labai lengva. Vasario 23 dieną buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Jablonskio gimnazijos Kaune ir Vasario 16 gimnazijos Hüttenfelde. Sutartį pasirašė Jablonskio gimnazijos direktorė Danguolė Miškinienė ir Vasario 16 gimnazijos aukštesniųjų klasių direktorės pavaduotoja Gabrielė Hoffman. Akademinėje dalyje skambėjo sveikinimo kalbos, pasirodė Vasario 16 gimnazijos mokiniai, vadovaujami Gintaro ir Audronės Raučių. Vokietijos lietuvių bendruomeniai nusipelnę nariai, įteiktos stipendijos Vasario 16 gimnazistams Justinui Gečui bei Marijai Fiodorovai. Užsienio reikalų ministras padovanojo istorinę vėliavą Vasario 16 gimnazijai. Mažojoje konferencijų salėje Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius susitiko su Vokietijoje reziduojančiais Lietuvos Respublikos garbės konsulais. Po akademinės dalies vyko ekumeninės pamaldos bei susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Žygimantu Pavilioniu, Lietuvos Respublikos garbės konsulė Vokietijoje Heseno žemėje Gabrielė Gylytė Hain ir užsienio lietuvių departamento direktoriumi Mariu Gudynu. Vasario 23 dieną Kasolio lietuvių bendruomenės pirmininkas Rimantas Dailidonis Vokietijos lietuvių bendruomenės nariams ir lietuviams atvykusiems iš visų Vokietijos kampelių į Hüttenfeldą švęsti Lietuvos gimtadienį pristatė knygą Mano laiškai Lietuvai.
Į ją yra sudėti viso pasaulio lietuvių rašyti laiškai. Ši knyga buvo padovanota Vokietijos lietuvių kultūros instituto bibliotekai. Vėliau šventė tęsėsi Hüttenfeldo miestelio kultūros namų salėje. Aukštai virš žemės Lietuvos laisvos trispalvė plevėsuos. Ryte iškelsiu jas su garbe, krauju pašventinta kovose, aš nešiu ją. Vardan tos žemės Lietuvos širdis ugnim karštai liepsnos, jei ką pašaltas man guolis bus, arba švinu pravirs dangus, tie neužges. Už mano žemę ir namus, už mano protėvių kapus, už tyrą meilę, kur vakare mane bučiavo slaptoje. Kovosiu aš, kovosiu aš. Vardan tos žemės, kur gimiau, žydrynės jūros ir dangaus, ir laisvės vėjo, kuris mane išmokė tarti Lietuvą, kovosiu aš. Suspausiu ginklą dar stipriau, kartosiu priesaiką, kurią daviau. Jei ponas Dievas neapleis, nė vienas priešas čia nepraeis, stovėsiu aš. Už mano žemę